Lažybos! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi brangūs žiūrovai, dar vienas pirmadienis ir ilgoji pertrauka eteryje. Šiandien vėl su Rolandu aptarsime aktualijas viešoje dalyje. Na, rėmėjams skirtoje dalyje kalbėsime apie Lietuvos rinktinę. Jau visai neužilgo prasidės ir pasiruošimas, ir draugiškos rungtynės. Reikalai veja reikalus, dar nesibaigė sezonai, bet žinom, kad olimpinė atranka. Ir padėliosim 12-uką, padiskutuosim, kurie žaidėjai turėtų būti rinktinėje, kurie ne. Tai kas esat rėmėjai viską matot, kas ne, kviečiam prisijungti prie mūsų, nuorodą video aprašyme arba naujienų portale Krepšinis.net. Dar nepamirškite, aišku, paspausti laiko, subscribe ir taip matot mūsų naujausius epizodus ir kartu įvertinat mūsų darbą, kad mes čia ne šiaip savo šnekam, o tai darom jums. Ir ką, jeigu užsiminėm apie olimpiadą, nuo to reiktų pradėti. Turim vieną krepšinį tikrai olimpiadai. Vakar vyrai 3-3 įveikė atranką Debrecene ir pateko į olimpiadą. Ir galima sakyti, kad jeigu šeštadienį, taip žaidė gana blankiai, pralaimėjimas vokiečiam ir taip atrodė taip vangokai, bet vakar mačai laimėti užtikrintai ir ispanai sudoroti be jokių problemų ir lenkai užtikrintai įveikti ir mes olimpiadai. Patiko vakar dar rungtynės prancūzų ir mongolų. Blemba, negalvoju, kad mongolai taip gerai žaidžia, bet vis dėlto olimpiados kelialapio neiškovojo. Mongolai pralaimėjo prancūzam paskutinio metimu, o lenkai jau apsilošė jos dėl paskutinio bilieto. Tai lietuviai taip užtikrintai, nereikėjo to paskutinių rungtynių, kur spręstus ar patenki ar ne. Ir trijulės mūsų olimpiadoj. Galima pasidžiaugti tik tai, galima pasidžiaugti, pasveikinti, kaip mėgsta mane, nusius linkėjimus ir Ignui Grinevičiui, ir Dainiui Novickui, ir visiems, ir Rolandui Skaisgiriui, taip, visiems 3-3 patriarcham, įkūrėjam, vystytojam ir panašiai, kurie tikėjo, kad gali lietuviai žaisti olimpiadai. Kai praeitą kartą nepatekom, atsirado daug skepticizmo, kad mes čia nepatenkam, gal mūsų žaidėjai per prasti. Ir po to, kad dar laimėjo Latvijai, laimėjo olimpinės žaidynės, kiek buvo visokių kalbų, bet... Laimėjo medalį, ne žaidynės. Taip, medalį iškovojo. Tai daug kalbų, bet tikrai visą tą bendruomenę reikia sveikinti 3-3, nes kiek darbo yra įdėta, kiek, sakykime taip, organizuojant tos visus eventus, renginius, kiek dėl sponsoriavimo ir panašiai. Ir manau, kad Lietuvai tai yra didžiulis pasiekimas, tuo labiau, kad žinant, kad olimpiadoje bus tik tais šitoj rungtyje, šitoj šakoj turbūt 3-3 8 komandos, tai reikia 2 pergalių iki medalio. Realiai. Viena pergalė patekimas į pusfinalį ir toliau dar viena pergalė, garantuoja finalą. Blogiausiu atveju dėl 3 vietos, o finale taip pat galima palinkėti sėkmės ir manau, kad Lietuva turi tikrai didžiulių šansus ir galimybės pasidabinti medaliais. Taip, ir tarkim, ispanai, matėm, turėjo Javierą Beiraną, kuris laimėjo 19 metais pasaulio čempionatą su 5-5. Nieko ypatingo, bet lenkų sudėtis mane kažkiek gąsdino. Jeigu tai pasižiūrėti, Sokolovskis žaidžia Neapolio komandai, jis žaidžia 5-5 rinktinėje su Neapolio komandai, jis laimėjo Italijos taurę. Taurės MVP. Taip, ir jisai laimėjo tą taurę su tuo pačiu treneriu, kuris treniruoja Lenkijos vyrų rinktinę. Toliau Zamolskis, turbūt dar gerai žinomas iš Gdynės laikų, Gdynės komandos laikų. Mačekas irgi žaidėjas, kuris ne vieną kartą Lenkijos rinktinė ant ribos buvo, neatsimenu, ar jisai pateko į 12 ar ne. Jis be metimo toks gynėjas, bet labai tvirtas ir būtent 3-3 šitai komandai labai tinkantis, toks labai fiziškas gynėjas. Gal kažkiek Adrianas Boguckis man mažiau žinomas, vidurio puolėjas. Tai tikrai, rinktinė tikrai yra surinkta gera ir tikrai didelis įvertinimas, kad Lietuvos rinktinė taip užtikrintai lemiamose tuose rungtynėse įveikė Lenkų komandą.
Taip, ir Mačiakas irgi žaidžia Lenkijos lygoje, tas pats Boguckis irgi žaidžia Gdynės Arką kartu su Mačiaku, irgi rungtyniauja. Šiaip Boguckis tau mažai žinomas man irgi, bet jisai Lenkijos lygoje per 25 minutės renka po 15 taškų, 7 kamuolių, 17 balų. Geri skaičiai. Prašau, aišku, Arka, man atrodo, outsiderė, ne? Arka 13 vietą vos, bet skaičiai geri. Pasižiūrėkim, kokie krepšininkai. Pas mus Matulis buvo, kuris visus metus nežaidė, Arkelė žaidė, bet nežaidė už tam lygį, kiti žaidė iš Ankelo. Bet matom, kad puikiai susitvarkė ir tas pakeitimas buvo padarytas vietoj Dariaus Tarvydo, matom, Gintautas Matulis yra. Šiaip mane nustebino Evaldas Džiaugys, Ankelė, žinau jį kaip vienas žaidėjas, čia jisai dar daugiau parodė, labai iš gerosios pusės nustebino, šiaip ir Matulis, aš galvojau, žinai, vis tiek tų metus, kiek ten RKL ar treniravosi su to komandu, turbūt vargu. Aš tikrai abejoju, bet žinau, kad 3-3 rinktinė turėjo savo pasiruošimo tikrai gerą periodą tokį ir netgi pats Matulis RKL, man atrodo, atkrintamosiuose jis net nebedalyvavo, nes nerizikavo, kad traumą patirti ir tikrai susifokusavęs ir susikoncentravęs buvo į 3-3. Šiaip labai geras sprendimas buvo, man atrodo, esminis įėjimas buvo, kad nusprendė nusimti nuo visų profesionalaus krepšinio dalykų ir tik ruoštis 3-3. Tai yra kritingas darbas, taip. Kad ir Džiaugys, ir Pukelis, ir Vingelis išėjo iš Ankelo ir susikoncentravo būtent tam, Matulis nuo Arkelo nusiėmė. Tai matom, kad Tarvydas ir taip niekur nežaidė jokiam klube, tik 3-3 matėm, kad labai geras įėjimas, kad Hebra ne šiaip ten po NKL atkrintamųjų su mikrotraumom, su pavargimui, su viskuo atvažiavo, o atvažiavo Hebra žaisti tam ruoštis, kam reikia. Ir man atrodo, tarkim, Neapolis, kur Sokolovskis žaidžia, ar ne, jie 9 vietą užėmė, nepateko atkrintamasias, taip turėjo kažkiek laiko, bet vis tiek jisai visą sezoną žaidės, ten svarbus žaidėjas, tai man atrodo ir tai, nes tarkim, žiūrint ant popieriaus, Lenkų žaidėjai, kaip būtų, žaidžia aukščiausiai lygo, ar ne, tas Italijos lygo, ant popieriaus jie geresni yra žaidėjai negu mūsų Ankelinė, ar ne, bet matom, kad pasirengimas, noras turbūt, nežinau, Lenkai aišku irgi turėjo viskas tvarkoje, bet matom, mūsiškiai atrodė, tikrai geriau, jeigu žmonės, kurie nesidomėtų, sakytų, kurie čia pas mūsų žaidėjai, kurie ten, tai atrodytų, kad mūsų žaidėjai iš Alkelo, visi bent jau iš Alkelo. Bet tie, kurie yra žaidę 3-3, sakykime, man tai pagrindinė asociacija 3-3 yra nuo gatvės krepšinio, turbūt nuo Adidas streetbolo, kuris po to Rybukas buvo, man atrodo, sponsoriavimą perėmęs ir tai tęsiasi. Ir toks tas gatvės krepšinis ir netgi čia matom, kiek yra leidžiamo kontakto, kiek yra nefiksuojama tokių smulkių pražangų ir labai daug fiziškumo, intensyvumo, laiko mažai skiriama vienom rungtynėm arba iki 21 žaidžiama. Ir kontakto lygis yra labai aukštas. Plus visi susikeitimai. Gynyboje tu turi susikeitęs, sakykime, jeigu tu esi mažesnių fizinių duomenų, ūgio, ten, sakykime, žinai, kokia frazė man iš karto iškyla, kaip Šaras sakydavo žaidėjom, front like a crazy. Taip. Kai tu esi prieš didesnį, turi front like a crazy. Išvertus tai reiškia naiti iš priekio kaip patrakęs turi. Tu turi stumti į lingalinės tenais linijos, kad nebūtų to permetimo ir panašiai. Ir matėm, intensyvumas tikrai didelis ir metama iš karto laisvas, atakuojama. Prasiveržimai, nusimetimai. Sakau, ir dar vienas toks dalykas, kas stebi, pavyzdžiui, 5-5 krepšinį, tai dabar yra daug ten tų apeliacijų, ten tų peržiūrų. Bet vakar Lenkai nemažai apeliavo. 10 baudų susirinko, kas labai skaudėjo jam. Aišku, ten Matulis 2 nesumetė vieną kartą ten, bet Lenkai ten prisirinko tų baudų. Man tas labai keista, kad tie, kurie žaidžia profesionaliai krepšinį 3-3, jie, man kaip tik atrodo, tie, kurie 3-3, jie labiau žino, kiek gali stumdytis. Lenkai yra tie iš 5-5. Ne, tai aš ką ir sakau, man atrodo, kad kaip tik tie 5-5, jie nėra įpratę tiek stipriai stumdytis. Taip. Tai man keista, kad Lenkai tiek prisirinko, žinai. Mūsiški vis tiek tie taip NKL'as, bet jie specifikuojasi ties 3-3. O Lenkai atėjo iš 5-5 ir jie tiek baudų prisirinko. Apskritai lietuviai per tą paskutinį mačą metė daugiau baudų nei prieš tai sudėjus kartu visus mačus. Tai tas
Dar ta specifika, žinai, 3-3 vakar žiūriu prancūzų mongolų, lygus rezultatas, nedavė 3 mes mongolų iš pakrepšio. Aš galvoju, tikrai 3 mes, nu tikrai, nes 3-3 apsiginti yra sunkiau, nu vis tiek, kai vieno taško reikia, tai tu jau eini va bank, nu bus kaip bus, nes vis tiek apsiginti reikės vienokiu arba kitokiu būdu ir prašau, tas 3 įsikrito ir tu laimėjai. Tai jo, labai džiugu ir ką, dabar olimpiada, turim 3-3 krepšinį tikrai. Jeigu laimi medalius, Chebrytė užsitikrina savo rentas iki gyvenimo galo, bet man atrodo rentus, kai tik tai baigi žaisti, ar ne, ten kažkaip profesionaliai. Profesionaliai, ja. Tai treneriam užtikrina, akivaizdu, tai... Yra dėl ko kovoti, bet tikrai, sakau, man tas patinka, kad buvo kryptingai link šito tikslo einama ir nežiūrint į visus tas ten kalbas ir panašiai, kad čia galbūt reikėtų tą, aną komandą, tiek trenerį galima pagirti, kuris yra didžiulis entuziastas krepšinio, fanatas, sakykim taip. Taip pat savo bendravardį Rolandas Skaisgirį, kiek jis yra įdėjęs pastangų, ieškant rėmimų ir panašiai. Tai tikrai Lietuvai tai yra didžiulis pasiekimas ir prieš olimpinės žaidynės manau, kad pagal galimybę iškovoti medalius šitą rinktinę stovės tam rankingė pakankamai aukštai. Taip, ir šitam atrankos reitinge lietuviai buvo pirmoje vietoje, buvo pirmi skirstyti šitam reitingę, tai pateisino savo vardą. Gaila, moterim nepavyko, pralaimėjimas pakišo koją vienas, ten iš vis pirmą mačio 19-9 pirmavo, laimėjo 21-19 ten, po to pralaimėjimai ir nepavyko patekti, bet turim vieną 3-3 ir dabar beliks, kad mūsų pagrindiniai vyrai padarytų savo darbą atrankoje Puerto Rike. Tai džiugu dėl 3-3 ir turim, gal pavyks laimėti medalį, žinai. Ten daug kas sako, va, čia 3-3, kas čia per rungtis, kad čia tokie, žinai, sportininkai, va, pažiūrėk, mūsų vyrai gal net nepateks, kur profai, ne NBA, ten visko čia atvažiuojant, gal žaidėjai ir patenka. Na, kaip žinot, medalis reitinge yra lygiai tokios pačios vertės. Ar tai breikas, tai nepamirškim, kad Lietuva gali breiko aukso medalį turėti. Tai va, mes galim breikį turėti auksą, tai bet koks medalis yra gerai, tai jeigu yra tokia sporto šaka ir jeigu joje mes galim laimėti, tai tik tai valio, tai dar kartą galim pasidžiaugti. Nu ką, einam prie LKL, kur penktadienį, šeštadienį buvo sužaisti lemiami ketvirtfinalio mačai. Na tai, kas vyko Utenoj, Rokas Grajauskas, šiaip žmogus iškalbingas, labai iškalbingas, dalyvauja ten freestyle battles ir panašiai, bet net jis sakė, man trūksta žodžio, aš sako, neturiu ką pasakyti. Tai buvo kosmosų kosmosas, tai yra, na, kas nematė tų rungtynių, tai būtinai turėtų pasižiūrėti, nepaisant to, nereikia visų rungtynių, pasižiūrėkit ketvirto kėlinio pabaigą, pratęsimą, kas nematė, tai būtinai pažiūrėkit, o šiaip ketvirtas kėlinys, ta Tomasga, tas įtampa, viskas, nu. Kažkas iš komentatorių, dabar neatsimenu, iš komentuodamas rungtynės, sako, turbūt šitas chat GPT sudėliojo šitą rungtynių scenariją, kad turbūt įdomiau negali būti. Ir kai Lietkabelis turėjo visas galimybės paprasčiausiai uždaryti tas rungtynės ir, sakykim taip, sumesk baudas, Varnas turėjo susimesti 2 baudas. Orelikas vieną. Ir neduok ten tą 3 su pražanga. Viskas, rungtynės užsidaro, bet tikrai charakterį, kurį parodė Utenos krepšininkai, organizacija, fanų, pilnos tribūnos. Ir manau, kad šitos rungtynės į Lietuvos krepšinio lygos metraščius įeis kaip vienos dramatiškiausios ir turbūt gražiausios krepšinio prasme fanam. Tikrai kiek aistrų, toliau tas aiškinimasis ten 2 ar 3. Ir aš galvoju, kad, sakau, man patiko, prieisim prie kitų rungtynių dėl Vilkų Neptūno teisėjavimas ir patiko, kad buvo užskaitytas būtent 3. Ten, ką tu tenais per tą mikroskopą žiūrėsi, jeigu ir būtų labai neteisinga, sakykim taip. Žiūrim iš eilės, ar ne, 53 sekundės, -8 taškai, -9 netgi, 78-87 ir, man atrodo, viskas, Lietkabelis jau keliauja į pusfinalį,
bet tada prasidėjo stebuklai, ir ne, prasidėjo stebuklai, Smithas įmeta dvitaškį, okei, čia viskas, dvitaškį su pražanga įmeta, po to sekė tritaškį su pražanga, kas yra visiškas kosmosas, subaudoja Martyną Varną, Martynas Varnas prameta abi baudas, Orelikas pataiko vieną ir jo tas šaulio metimas, pradžio skaitė 3 ir ten, žinai, jau labai ilgai teisėjai žiūrėjo, bet ten jau tu maksimum, ką galėjai pamatyti, kiek jau priartino, viskas, toliau, jeigu tu artinsi, ten jau pikselį, jau tu nebematysi. Išsilieja, nieko nesimato. Iš ten, kiek jie žiūrėjo, ir aš suprantu, pavyzdžiui, Čanako spaudimais jau vienu metu prie jo sako, kiek galima, kiek jau galima žiūrėti. Taip, man irgi, žinai, ten mums rodė ten iš tų kamerų visų, tu matai, kad jau geriau nepamatysi, ten jeigu pirminis yra 3 taškai, bet tai palieka. Sutinki, kad geras sprendimas. Taip, aš irgi visiškai sutinku. Ten nesimato realiai, kad jisai mynė. Ten nesimato. Tai palikim įsiaiškinti vyram, palikim pratęsimę, ką jie ir padarė. Šiaip apskritai čia turbūt banaliai skamba, bet laimėti pusfinalį, patekti, nusipelnė abi komandos vienodai. Taip. Čia nėra taip, kad vieni ten, tarkim, Neptūno ir Vulso atveju, sakykim, kad Vulsai labiau nusipelnė, ne, ten mes dar prieisim. Nes jie 2 mačus laimėjo užtikrintai. Pirmą ten ne taip užtikrintai, bet ten nebuvo tokios dramos. Čia visose rungtynėse buvo drama. Pirmose, antrose, trečiose. Čia abi komandos buvo visiškai vienodai. Jeigu būtų taisyklė, kad abi komandos gali patekti, tai abi galėtų patekti ir nieks nepyktų. Čia buvo visiškai vieno kamulio, vieno nepataikyto metimo, vienos neapsigintos atakos. Ir atrodė, kad Lietkabelis kaip rungtynėse Panevėžy, Juventusas bandė daryti viską, kad pralaimėtų. Tai lygiai taip pat atrodė, kad Lietkabelis bando daryti viską, kad pralaimėtų. Ir nedaug trūko tas tritaškis. Gerai, pratęsimo pabaiga. Paskutinė ataka. Matėm, prieš tai Smithas įmeta dvitaškį. +1 Juventus, Lietkabelio ataka. Sudėtinga dvitaškį įsiveržęs, atšokęs atgal, labai sudėtinga. Prieš tai Orelikas baudą prametė ir taip. Tapo +1 vietoj +2. Ir paskutinė ataka buvo aišku, kaip ir sakė Čanakas, dar prieš ataką aš irgi pagalvojau, Sirvydis ims ant savęs. Sirvydis geriausias šitos serijos žaidėjas, akivaizdu, ėmė ant savęs, prasiveržimas, 2 žmonės ant jo sušoko. Ir čia atsitiko tai, kas atsitiko rungtynėse su Mažeikiais. Jo, bet aš dar prieš tą kištelėmą rankos, tinklelis buvo liestas. Bet ten lieti ir vieni, ir kiti, ten balaganas. Ten būtų, manau, kad būtų buvus vėl peržiūra ir būtų aiškinęsi. Bet tinklelis buvo liestas, tikrai, kai Sirvydis atakavo, metė. Bet lietė kas, ne Maldūnas ten lietė? Nežinau. Man atrodo, kad ne. Ten tinklelis, kad buvo liestas, taip ir 2 kartus, man atrodo, vieną kartą Juve žaidėjas lietė, kitą kartą Maldūnas. Ten buvo kažkaip liestas tinklelis. Man, sakau vėl, teisėjai priėmė, kaip sakyti, tokį pakankamai teisingą sprendimą, nes galbūt ir nematė šitos konkrečiai situacijos. Bet gal į naudą būtų, kad įskaitytų, sustotų laikrodis, daugiau laiko būtų įsimeti ramiai, žinai, gal būtų net į naudą, jeigu būtų parodyti įskaitytus taškus. Įsimesti jau minučių pertraukėlių nebeturėjo. Jo, bet būtų čiučiu daugiau laiko būtų turėję, bent 1,5 sekundės daugiau, nes ten, kol atšoko kamuolys, pataisė, dar prabėgo biški laiko. Taip. Ir sušoko ant Sirvydžio ir Maldūnas 3 kartą šį sezoną išgelbėjo Lietkabelį. Su Jonava ir su jumis taip pat buvo Panevėžy. Su Mažeikiais irgi matėm, kad kištelio ranką ir, čia kitaip nepasakysi, jeigu žmogus tau 3 rungtynės per sezoną laimi ir laimi ne šiaip pakeitin reguliaraus sezono Jonava, Mažeikiai tebūnie. Bet ką Maldūnas daro? Žino, kad paskutinę ataką užsidarinės kažkoks gynėjas, tai jis tokia, čia yra abėcėlė, ypač centram, tokia vadinamas yra toks follow the ball, sek kamuolį. Tai yra gynėjas, krašto puolėjas, nesvarbu, kas užbaiginėja rungtynės, veržiasi, eina link krepšio ir eina didelis žmogus, kuris duotuoju atveju dažniausiai būna dengiantis Maldūną. Ką jis daro? Jis eina blokuoti metimą ar bandyti blokuoti metimą, kad būtų keliama. Jeigu pavyksta pramušti pirmąjį gynėją. Taip, jeigu pramuša pirmą gynėją. Ir tada Maldūnas lieka visada praktiškai su žemesniu prieš save žaidėjų. Ir jis tik paprasčiausiai lipa ant lentos ir jeigu nepataikytas metimas, ten vadinama tą tipiną daro. Jo, paliečia ir įmuša, aišku, šitas vėl, kai jis šitą padarė metimą, tai man asociacija iš karto eina, kadangi už Argentiną sergu nuo pat vaikystės, tai čia yra hand of God vadinama Maradonos ta ranka, bet čia viskas yra bent jau sąžiningai, sakykime. Taip, ten buvo nesąžininga.
Taip, ir Maldūnas išgelbėjo, bet kokias Nendo Čanoko emocijos. Niekada nematėm tokių emocijų. Ir tokios emocijos man patinka. Tokios emocijos gerai, o ne ten teisėjus pulti, aiškinti su varžovų treneriais, asistentais. Tokios emocijos labai gerai, kad matėm įsiveržė emocijos, ten rėkavo, šūkavo ir panašiai. Na, įspūdinga pabaiga, įspūdinga Tomasga. Dar Juve turėjo šansą, bet ten tas prarastas kamuolys vidury aikštės, ten dar to laiko buvo, bet darant driblingą Šaulys pametė. Grįžtant prie Čanoko emocijų, aš manau, kad visai Panevėžio komandai po tikrai labai sudėtingo sezono, visai organizacijai, vadovam, tos emocijos ir su Čanaku, kuris atėjo vidury sezono po šiaip kaip treneri, kaip asmenį galima suprasti Turkijai po pakankamai greito tokio atleidimo iš komandos. Nu, nepakankamo, tikrai greito. Greito, taip. Toliau pritrūko pergalių Europos tauriai, kad išeitų į kitą etapą, bet dalies komandos tu nekomplektavai, nerinkai vėl traumos, kas didžiausia problema šiais metais. Ir manau, kad ne šiais metais, keletą pastarųjų metų Lietkabelį tos traumos persekioja, nežinau, ten ir bažnyčia reikia eiti ar kažką. Pernai kažkaip nebuvo tokių problemų didelių. Bet, žiūrėk, ten Radoševičius, kas ten žaisdavo pastoviai traumuotas, ten ar kažkas ten būdavo ten. Tai koks Rado? Šakyčius? Ne Šakyčius, žaidėjas. Ai, Radičevičius. Tai bet pas jį labiau problemos chroniškos. Tai tikrai smagu, kad pateko į tą pusfinalį. Aišku, su Žalgiriu bus labai sudėtinga, bet planas minimum jau yra įgyvendintas, sakykim taip, bent jau sezoną. Toliau bus vis tiek, matysim kovą dėl minimum, dėl 3 vietos. Tai emocijos yra natūralios ir tikrai gražu. Grįžtant prie Utenos, gal kartėlės ir nuoskauda yra. Tu finišuoji ir turi gerą sezoną, nežiūrint tai, kad tu prarandi vieną iš kertinių žaidėjų, Aivį, kuris išvyko į Ispaniją, plus krūva visokių kitų niuansų, sakykim taip. Ir reguliariam sezone tu užėmi 4 vietą ir dėja, nepavyksta patekti 4, kur būtų ir Heimantui Skersiui, ir turbūt po visų pasikeitimų pačiam klube būtų tikrai didelis žingsnis ir toks didelis apdovanojimas uždėtas pastangas ir darbą, vedant komandą link medalių. Bet galim sakyti, kad sezonas buvo sėkmingas. Geras sezonas, tikrai. Taip, gal to iš Šiaurės lygoje pritrūko patekimo į finalinį 4, ten irgi per 1 taškų. Žinai, viskas taip, kad per tas 1 taškų, žinai. Man atrodo, skaudžiausia tiek vieniem, tiek kitiem pralaimėti tokį mačą. Skaudu labai. Jeigu ten per tas 53 sekundės -9 nebūtų pavykę atlošti, būtų pasibaigę, manau, būtų mažiau. Bet Lietkabeliui, jeigu Lietkabelis būtų pralaimėjęs, jiem būtų dar skaudžiau. Taip, bet jeigu, žinai, Lietkabelio +9 lieka minutė, išlaikai laimi, tada, žinai, pralaimėjom, kovojom. Dabar tu pralaimi, reikėjo kamuolį atkovoti. Realiai, tu pralaimėjai per vieną neatkovotą kamuolį. Ten būtų Sirvydis įmetęs, dar, sakykime, netai būtų skaudu. Geras žaidėjas, prasiveržė, įmetė, tebūnie. Bet čia tau reikėjo atkovoti vieną kamuolį. Ir matom, visą sezoną dirbi, 10 mėnesių ir tavo serija pastatyta ant vieno neatkovoto kamuolio. Nesitverimo. Taip. Yeah. Aišku, treneris, sakytų, mes pralaimėjom ne dėl to neatkovoto kamuolio, kažkur kitur įmetė, bet realiai viską nulėmė vienas neatkovotas kamuolys. Tai, fantastika, kas čia buvo. Lietkabelis tęsė sezoną, žais su Žalgiriu, iki 3 pergalių. Manai tą patį, ką ir aš? 3-0? Jo, manau, kad bus 3-0 ir šitoj serijoje viskas priklausys turbūt ne tiek nuo Lietkabelio. Manau, kad rungtynės gali būti visos įtemptos ir netgi gal reikėtų pasakyti 3-1, gal pavyktų vienas rungtynės, sakykime, laimėti namie Lietkabeliui. Bet Žalgiris tikrai yra pajėgus šitą seriją uždaryti 3-0. Ir Žalgiris turi pranašumą visur. Net nekalbam apie sudėtį, bet netgi poilsio. Žalgiris ramiai savo poilsiauja. Kitas dalykas, Lietkabelis, manau, tikrai duos gerą kovą, jeigu nepavyks, sakykime,
įkas smarkiai Žalgiriui, tai susifokusuos kovoje dėl 3 pozicijos. Taip, ir čia toksai, čia mes kiekvienais metais kalbam tą patį, kad tas žaidžia su Žalgiriu gali sau leisti atsipalaiduoti šiek tiek ir pagalvoti apie rungtynės dėl bronzos, kur jau yra, tavo kaip ir aiškus tikslas, nes prieš Žalgirį žaidžiant, taip, Lietkabelis nugalėjo Žalgirį, Maksvyčio treniruojama, pateko į finalą, bet tai buvo ne ta Žalgiris, tai buvo Žalgiris krizinis, nukamuotas, pasikeitimų, Šileris, Dovcas ir panašiai, Tajus Websteris ir panašiai. Dabar Žalgiris yra kitoks, dabar Žalgiris yra prie trinkėrė griežtai paimtas už pakarpos, turi pilną rotaciją, turi Evans ir panašiai, tai manau, kad jie norės susidaryti seriją kuo greičiau ir matom, kad Lietkabelio žaidėjom atsistatyti laiko gerokai mažiau, penktadienį rungtynė su pratęsimu, rungtynė reikėjo 3 serijoje, tuo metu Žalgiris 2-0 susitvarkė su Mažeikiais, turėjo laiko pailsėti, vakar Ulanovas ramiai atvažiavo į Vilnių pažiūrėti Žalgirių derbio futbolo, kurį 1-0 laimėjo Vilniaus Žalgiris, tai čia irgi labai aiškiai persvara. Plus, Lietkabelis galimai Bičkauskį prarado. Matėm, šlaunis buvo patemta. Neaišku, gal sutraukė raumenį, gal... Manau, kad ten kaip pagal tą suteipavimą, kurį matėm per televiziją, tai tikrai ten turbūt buvo koks nors mikro raumens įplyšimas, įtrukimas. Tai tada viskas. Bet taip kaip jis sureagavo, manau, kad tai daugiau bus rungtynių eigoje, nuo nuovargio buvo sutrauktas raumuo ir aš manau, kad Bičkauskis greičiausiai bus šitoj serijoje, ar galimai bus saugomas kovai dėl 3 vietos, bet manau, kad jis žais. Rungtynėse tikrai turėtų žaisti, nes būtų, jeigu jis būtų iškritęs, būtų, manau, kad klubas informavęs, kad... Nebūtinai. Dažnai tokių dalykų neskelbia, ypač atkrintamosiuose. Tai gal prieš, žinai, man atrodo, paskelbs prieš rungtynės antradienį. Nes šiaip tai komanda žais be jokio spaudimo ir lauks turbūt, kuris Vilniaus klubas galimai gali atsidurti kitoj barikadų pusėje kovojant dėl 3 vietos. Jo, tai kalbant apie Juventusą, kontraktus turi Beniušis ir Šaulys. Šaulys pasirašė 2, Beniušis prasitęsė neseniai, tai toliau vėl, aišku, ten dar turbūt Titas Didžgalvis turi kontraktą, tai čia jaunuolis. Dabar įdomu, kokie pasikeitimai laukia ir turbūt didžiausias klausimas Oliveris Koscičius, ar tęs darbą. Realiai jo norimas atlyginimas yra didesnis gerokai, negu jis uždirbo dabar. Čia turbūt yra dėrybų klausimas, kiek pavyksta atlyginimą numušti. Aš girdėjau, kad pradžiai ta suma buvo 90. Norėjo dėrėti, sako, mes už mažiau čia nenorim, bet dabar, nežinau kaip dabar yra, bet nežinau. Kostičius taip padarė labai gerą darbą. Akivaizdu, tarkim, rezultato prasme, pernai Juventusas padarė tą patį su Kairiu, ką dabar padarė su Kostičium. Tai pernai jie buvo 5, žaidė prieš Lietkabelį, pralaimėjo 1-2 seriją. Šiemet buvo 4, žaidė su Lietkabelį, pralaimėjo 1-2 seriją. Plika akim, tai yra, viskas tas pats. Bet pagal tai, koks fonas buvo aplink komandą, kaip atrodė viskas aikšteliai, tai buvo, gerokai solidžiau negu vien tik tai plika akim matomas rezultatas. Kitas dalykas man yra toks indikatorius labai geras, kaip po sezono iš tavo komandos žaidėjai į kokį lygį nueina. Į aukštesnį lygį, ar lieka tam pačiam, ar kažkur tai ten vėl bando ieškotis kažkur tai ten darbelio. Tai dabar galbūt Tayloras, kuris, sužaidė turbūt tokį ypač galą sezoną nuvilinti. Visą sezoną jis buvo prastas. Jis yra brangiausias komandos žaidėjas. Bet TJ Starksas, manau, kad tikrai ras darbo, bet kur, nes tikrai... Tai jis jau ir taip po Graikijoje solidžiai uždirbo. Solidus žaidėjas ir toliau. Smitas tikrai. Aidinas Penava. Manau, kad visai pusė velnio jo tas toks pasirodymas čia buvo ir galbūt net Juventusas galvos jį pasilikti. Aš tai pasilikčiau, žinok. Tai va, tai Ivanas Franešas, be viso šito jo fono ten kažkokio, kur ten dėl taurelės ar dėl ko jis ten, aš nežinau šitų niuansų, bet jis turėjo gerą, solidų statistiškai sezoną. Toliau, Deišonas Smitas, į viršų kyla ir šitas žaidėjas gali būti tikrai Čempionų lygos Eurokapo komandos radare
Yra niuansų, didžiausias problemos turbūt yra dėl gynybos, vienareikšmiškai, bet tikrai labai geras sezonas, solidus sezonas. Toliau Evaldas Šaulys. Paskutinės rungtynės iš viso. Šaulys, taip. Paskutinės rungtynės super, bet sezonas taip pat, ypač kai Aivė išėjo, jis turėjo savo rolę ir vienas iš komandos lyderių buvo. Tai vėl, manau, kad bus pakankamai paklausų žaidėjas. Taigi turi kontraktą. Turi? Taip. Turi, sorry. Neklausai, sakiau. Taip. Marius Valinskas, manau, iš lietuvių labiausiai nuvilintis sezonas, ne to jis tikėjosi eidamas į Juventus komandą, galbūt geresnio sezono ir Žygimantas Kučas galėjo tikėtis. Tai va, 2 žaidėjai iš lietuvių, kurie... Ten pliusas pašaulė, bet komanda tikrai aktyvos tą pliusą, čia net nėra ką kalbėti, aš net nebejoju tuo, man vėliau kaip sužaidė. Taip, kad sudėtį išsaugoti nebus lengva, nes jeigu mes apibendrinam kaip gerą sezoną, kaip sėkmingą turbūt būtų galima sakyti, jeigu komanda būtų patekus tarp 4 stipriausių į pusfinalį, bet geras sezonas ir žaidėjai tikrai turės galimybę, manau, ir pasiūlymų ateinančiam sezonui. Kaip išsaugoti jos, čia jau yra klubo darbas. Kitas dalykas, dėl vyriausiai trenerio, tai teko girdėti kalbų, kad Vilkai domisi. Ne? Nežinau. Čia aš tokį... Iš kur tu čia tokį ištraukiai? Pažiūrėsim. Oho, čia toks įdomus. Nesitikėjau. Negirdėjau tikrai nieko apie tai. Vau, na, įdomu. Bet Vilkai gali domėtis, mes matome ir Kazį sėdinti, ir turbūt vėliau prieisim laidoj prie Dainiaus Adomaičio, taip. kuris taip pat buvo siejamas su Vilkais. Tai va, tai apibendrinus taip, pažiūrėsim, daug gali būti pasikeitimų, bet taip ir bus greičiausiai, kai kurių žaidėjų pasilikti nereikia, kaip Tayloras, Simonsas, turbūt tikrai reikia tokius žaidėjus paleisti. Manau, kad Vranešų irgi nebeliks. Manau, kad Marius Valinskas po šito sezono tikrai nepakėlė savo vertės ir jam galbūt reikėtų likti dar vieną sezoną, bet susitarti, kad jis turės didesnį vaidmenį komandoje, nes mažokai jis turėjo tų šansų pasirodyti. Sakykime, ypač kai atvyko Starksas. Smito tikrai nepavyks išlaikyti, manau, čia jau, kaip mes kalbėjom, Skučas, reikia, nereikia, jo kapitonas, čia eilę metų žaidžia pats patenkintas, čia jau klubas spręs, tai tų pasikeitimų tikrai bus nemažai, bet reikia padėkoti Utenai už labai gerą reginį mums visiems krepšinio fanam ir kad tos rungtynės buvo. Toliau Neptūnas baigė sezoną ir baigė sezoną pralaimėjimo sostinėje prieš Wolves. Wolves istorinis patekimas į pusfinalį, praeitą sezoną to nepavyko padaryti, šį sezoną jie yra pusfinalį, jie yra ketvirtį ir viską labai gerai iliustruoja po rungtynių Nedo Pacevičiaus atsikvėpimas toks, kur mes tai padarėm. Aš įsivaizduoju, kokia buvo įtampa, koks buvo spaudimas ir kiek daug ant kortos buvo pastatyta ir klubo prestižo, ir krepšininkų kontraktų, ir trenerių kontraktų, visko buvo labai daug. Ir įsivaizduoju, kokia heito banga būtų buvus, jeigu Wolvesai būtų dar kartą pralaimėję iš 3 vietos 6 komandai. Bet šį kartą taip neatsitiko. Tu žiūri iš tos tokios masės ir tos tokių negatyvios pusės. Aš žiūriu iš pozityvios pusės. Jie yra pusfinalį ir kokį reginį turės šią ir ateinančią savaitę Vilniaus miesto krepšinio sirgaliai. Taip, ir mes ir 5. kėlinį kalbėjom, kad ir įspėjom, kad Wolvesai laimės 2-1. Ir aš tai labai norėjau, kad abi Vilniaus komandos įsiaiškintų santykius pusfinalyje. Abi turbūt gali džiaugtis, nežinau, Rytas ar džiaugiasi ar ne, bet bent jau Klaipėdą nereiks važiuoti, žinai, viskas namie, viskas vietoje, nereikia, viskas vietoje. Taip pačioje arenoje. Lipdukus perkliuos ir viskas, ir žaidžiam viską tas pats. Ir galim pasakyti, kad Rytas turės mažiausiai 3 rungtynės namie. Taip. Galim drąsiai sakyti, Rytas yra komanda, kuri pusfinalyje visas rungtynės žais namie. Galit sakyti, kaip norit. Bet taip ir bus. Ten matom, kokia atmosfera yra, kai Wolvesai žaidžia su Neptūnu. Nu, ateina tiesiog žmonės paploti, pažiūrėti, 2800 buvo. Bet sutik, kad Turkio
spalvos vis daugiau ir daugiau. Tai nesidalino maikės? Nesvarbu, žiūrėkit, kas šitos tas kalbas visas ne, galima tai viskas dėti gerai, pavėsį, kad duoda maikės, tai Utino irgi davė maikės dalina, kad bilietus dalina. Valio. Bet spalva nėra palaikymas. Spalva yra tik tribūnos spalva. Aš turiu omeny, kad po truputį sirgalių masė, žiūrėk, taip, ir jaunoji tai karta, gerai, ir tų vaikų atsiranda, ir klausyk, puikiai dirba. Abi Vilniaus komandos puikiai dirba, bandydama į savo pusę patraukti kiek įmanoma didesnį kiekį. Sirgalių, jaunesnės kartos, vaikų, kiek užklasinės veiklos daroma. Komplimentai tiek vienai, tiek kitai pusiai, bet spalvos atžvilgių, kaip seniau ateidavai, tu matydavai rungtynėse, ateina sirgaliai, mes nekvestionuojam. Bet prie ko ta spalva? Aš turiu omeny, kad, tai vis tiek tu užsidedi maikę, tai jau... bet jeigu atėjai rungtynės ir duoda... Ar tu netapatini, ar tu netapatini savęs, jeigu tu užsidedi kažkokią maikutę, aš galiu atėjęs žiūrėti ir be maikutės, jeigu aš nepalaikau. Ta prasme, man įdomus krepšinis, bet aš nesu fanas. Bet man geriau be maikutės, bet su triukšmu, negu su maikutė ir tyliai. Yra skirtumas tarp maikutė ir tyliai, ir be maikutės ir garsiai. Skirtumas tebūnie. Bet tu vėliau ar anksčiau, užsidėdamas vieną kartą maikutę, antrą kartą, čia yra kryptingas darbas, pritraukinėjant savo klubas sirgalių pirmą augimą. sezoną Vilniui nereikia tikėtis, kad tai mes ir nesakom, kad yra blogai, kad būtų blogai, jeigu Rytas žaisdamas su Vulsais ir mes sakytume, kad Vulsai 3 mačus turės namie. Tai būtų blogai. Nes Rytas, kiek Rytas metų yra Vilniui, eilę metų Vilniui, ne? Nuo 90 kelintų? Ne eilę metų, dešimtmečiai. Tai sakau, tai yra daug metų, tai yra užaugo ne viena karta jau su Rytu Vilniui. Tai būtų labai keista, jeigu Vulsai žaistų namie, tai viskas normalu, čia nėra kažkokia kritika Vulsam, kad jūs žaisi 3 rungtynės išvyko, čia yra realybė, kai tu esi antrą sezoną, kažkas žaidžia 20 sezoną, tai viskas yra labai gerai. Tiesiog mes konstatuojam faktą, ar ne, kad Rytas žais 3 mačus namie, mažiausiai. Tavo prognozės, ne rezultatų esmė, kiek sirgalių? Vidurkį, spėk. Kiek bus ASG arenui žmonių? Mes imam rungtynių, tebūnė, ten 3, 4, 5 rungtynės, 6. Gerai, labai daug aplinkybių. Aš sakyčiau taip, kai Vulsų bus namų rungtynės, tarkim, rungtynės su Neptūno pirmas, galima buvo įsigyti bilietą už 50 centų, plus arenos mokestis 5 eurai. Už 5,5 eurų galima buvo įsigyti bilietą. Tai Utenoj praktiškai. Taip, po 5 eurus buvo. Nes ten, matai, jie padarė žemiausiai įmanomą kainą bilieto, bet arenos mokesčiai niekur nedingsta. Nes taip, platintojas pasiema panašiai. Tai jeigu bilietai bus po 5 eurus, tai tada žmonių bus daugiau. Bet jeigu bilietus jie specialiai užbrangins, kad neateitų daugiau Ryto fanų. Čia manau Betgi darė taip šį sezoną. Nežinau, darė, bet tikrai, kad Ryto fanai ateis ir nemotais ten tie visi. Tai aš irgi taip manau. Gerai, aš imu vidurkį, tebūnė 5-6? Ne, taip 5, 4,5, 5, aš taip galvoju. Aš nemanau, kad negalvoju, kad bus tiek jau, gerai, Vulsai, matėm, su Neptūnu, kai žaidė 2 kartus, buvo apie 2,7, 2,8. Tai Ryto fanai kiek pridės? Lygiai tiek pat gali pridėti. Nemanau, kad... Manau, kad daugiau. Nes savo arenoje jie talpina visą laiką soldautos, ne, sakykim. Taip. Tai aš manau, kad tikrai... Gerai, 5 vidurkis, o tu kiek sakai? Manau 7. Aš būsiu labai optimistiškas, manau, kad kokie 6-7 tūkstančių. Pažiūrėkime istoriją šį sezoną. Kovo 24 Rytas Vulsais 4-4-5-2 buvo. Tai negali sakyti, kad čia... Čia yra reguliaraus sezono rungtynės. Sausio 13, 7-1, 7-4. Per Vulsų namų, kur galima buvo tiketų gauti su kodu už dyką. Tai gerai. Taip. Tai aš sakau, per Vulsų namų rungtynės, bet Rytas turės namų pranašumą. Rytas yra, reiškia, 2 mačai yra Ryto, 1 yra Vulsų. Tai... realiai, šiaip galėtų netgi, žinai, ką padaryti, sutaupyti pinigų, pavyzdžiui, 2 mačus išėlės žais su Ryto liptukais ir tik 3, nes klijuot, nuplėšti. Manau, kad čia mažiausia problema. Čia juokas, aišku. Bet, žiūrėk, turiu netgi tokių draugų, kur jie serga už Žalgirį, Žalgirio maikutės, viskas, ir Vilniečiai. Vilniečiai yra net, sakykime, kadangi Vilnius yra... Bet atsikraustė nekiliai iš čia. Ne. Būtent Vilniečiai. Tai lankė Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją ir panašiai, Žalgirio fanai ir
aš važiuodavau į transliacijas, važiuodavau kartu su manim. Sako, aš nepalaikau nei vienos Vilniaus komandos, bet sako, aš būk geras, gauk bilietus. Ar eisim? Kitas skambina, kuris atvykęs, kur gyvena Vilniuje, atsikraustęs iš rajono, sakykime. Ar eisim į rungtynės ir panašiai, kuris nėra nei Ryto, nei Vilkų fanas. Bet tikrai dėl šito ažiotažo, dėl šitos intrigos, kam priklauso Vilnius, kam priklauso, koks yra tikras Vilkas ir panašiai. Aš manau, kad čia mes dar pamatysim įdomių visokių paruoštukų, turbūt, kaip čia galima pasakyti. Pasišpilkavimo, bet ir tebūnie įsiaiškina krepšinio aikšteliai ir tebūnie salė užpildyta maksimaliai kiek galima daugiau. Tik žinai, ko gaila, čia vėl juokas, kad Vulsų rungtynių namų yra mažiau, tai mažiau glamūro bus pirmos eilėse. Kai Ryto rungtynės namie, tai mes pirmos eilėse glamūro nematom. Kodėl jums užkliūna tas? Nu, blemba, Merūnas Vitulskis su šeima sėdė prie pat suoliuko. Nu, tebūnie. Kitoj pusėje sėdėjo, aš net skambinau, mano tikrai labai artimas draugas po menisko operacijos, net aš per kamerą mačiau, nes jis sėdėjo priešais Neptūno suoliuką. Bet ne prie pat. Ne, čia tiesiog sakau, nieko blogo yra. Tiesiog čia toks, nu kaip, juokas, nu, Rolandai. Čia nieko blogo, kad tas glamūras, bet mes tiesiog... Tegul eina. Tai viskas gerai. Dalis jų yra influenceriai, kurie pritraukia... Bet žinai, kas man, Rolandai, tarkim, aš vieną kartą sakiau Rėmėjo daly, kad Vulsai susimoka kai kuriem žvaigždėm, kad jos ateina. Man vėliau klubo atstovai sakė, kad jie nemoka. Nemanau, kad moka. Nu, klausyk, Rolandai, aš dar vakar kalbėjau su vienu žmogum, kuris man parodė pavedimo kopiją, kad yra gavęs pinigus. Nu, aš negaliu... Aš sakau, tebūnie, kaip nori. Tai to žmogaus žemas lygis. Jeigu tau susimoka ir tu eini giriesi, tai vėliniop tokį. Žinai, kodėl kai kurie žmonės sako, kad jiems susimoka? Nes eiti į Vulsų rungtynės nėra prestižas. Nes daug kas heitina ir kai kurie influenceriai nuėjo rungtynės įsidėję gauna nemažai žinučių, kad ką tu čia asileini, čia Rytas Vilnius, ką tu čia nori, žinai. Tai čia irgi yra tos aspektas, kur, žinai, kur kartais tu nori pasakyti, tai man sumokėjo, dėl to atėjau, man Vulsai, žinai, vienodai. Man iš tikrųjų gal atėjai, nes norėjai. Sakau, čia yra dzin, kas ką moka, čia visiškai vienodai. Bet jeigu tau sumokėtų, eitum? Į rungtynės? Taip, į Vilkų, į pirmą eilę, glamūrui. Bet turėtum užsidėti kažkokią, nežinau, odinės kelnes ten ar kažką. Tu galvoji, kad aš eičiau, aš šiandien su motociklu atvažiavau į laidą, aš žinau, ką aš palaikau, žinau, kokios mano yra vertybės. Ir, tai aš dėl to ir klausiu, nes aš žinau, kad už Rytą. Tai dar kartą sakau, ar aš eičiau į rungtynės? Kodėlgi ne? Aš pamišęs dėl krepšinio. Taip, aš į rungtynės eičiau. Tai tu ir eisi. Ir aš jas eisiu. Bet ar tu eitum į parketinės vietas, jeigu tau sumokėtų? Man nereikėtų mokėti. Man nereikia mokėti. Tai Rolandas uždyka, jeigu norit parketinę vietą, duokit Rolandui. Man parketinių vietų tebūnie, ne. Aš turiu kitą tokią nuomonę. Parketinės vietos tebūnie tiem žmonėm mes kartais gal nelabai teisingai suprantam. Man parketinės vietos asocijuojasi su labiausiai prie klubo. Ar tai būtų Ryto, ar tai būtų Žalgirio, ar tai būtų Vilkų. Tos parketinės vietos tebūnie atitenka tiem žmonėm, kurie savo remimų, savo pinigais, savo, sakykim, ar tai klubo legendos, sakykim taip, labiau nusipelniusiam žmonėm. Tebūnie. Gerai, bet klausyk, Rolandai. Aš galiu ramiai pasidėti kažkur tai tribūnose. Jeigu Vulsai mus pakviečia parketinės vietas, tarkim, sako, vyrai, ateikite į parketinės vietas, mums duoda 2 bilietus, tai mes būtinai turime matyti kažkaip glamūriškai apsirengę. Odinės kelnes ten. Gal tu sugebėtum, aš matai nelabai. Aš irgi neturiu odinių kelnių, tu negalvok apie mane tai blogai. Neturiu odinių kelnių, žinai, bet kažką glamūriško reikėtų, žinai. Nu, negi dabar ateitum su Maike. Tu atsisakytum eit? Nu, blemba, aš žurnalistas. Tu atsisakytum eit? Nu, aš žurnalistas, aš turiu akreditaciją, kodėl aš turiu sėdėti parketinėje vietoje. Jeigu aš būčiau niekas, jeigu aš, pavyzdžiui, nežinau, tarkim, aš būčiau ne žurnalistas, bet mes su tavim darytume podcastą ten Pulkovskio ir Jaručio kanalas, tada aš eičiau. Nes aš esu podcasteris, nepriklausomas, fuck it, bet dabar aš esu žurnalistas. Aš kaip podcasteris gal akreditacijos negaučiau, ne? O kaip žurnalistas, nu, aš turiu akreditaciją, kodėl aš turiu pirmoje eilėje sėdėti, kas aš toks. Nu, tai sakau, kaip žurnalistas ne, bet kaip paprastas žmogus aš nueičiau.
Bet dabar aš, nesąmonė. Tu turi, Ką po to sakytų man ryto žmonės, sakytų, tai ką tu, Vilkų fanas čia, kodėl parketinėse sėdi žurnalistas, sėdi Vilkų parketinėse. Tu turi būti kaip Aš ir esu. Kaip šūkis deklaruoja žurnalistų. Laisvė. Be free. Yeah. Taip, tai supranti, tai aš ir esu laisvė, aš nepalaikau nei vienos komandos, aš kažkada ten vaikystėje, žinai, Žalgirį buvau, ne, ten, bet aš niekada gyvenime dabar nepalaikau nei vienos komandos. Aš viską žiūriu, per tiek metų tu viską žiūri iš tokios prizmės, darbo prizmės, ne. Kas įdomiau būtų, aš norėčiau, kad ta serija būtų 3-2. Aš norėčiau, kad Lietkabelio serija nebūtų 3-0, ne? Čia kaip Šarūnas Vasiliauskas LKL sako, aš visur noriu tų 3 rungtynių ketvirtfinalių. Taip, nes čia yra įdomu fanam, įdomu žiūrovam, gerbėjam, visiems įdomu. Tai apie ką mes ir kalbam, kad Vilnius šią ir ateinančią savaitę, tikiuosi, gyvens šituo derbiu. Ir tai yra krepšinio grožis. Taip pat, kaip aš sakiau, kad yra didžiulis malonumas, kad tu žinai, kad Vilniaus ryto klubas žaidžia Čempionų lygoje, Vilniaus Vilkai žaidžia Europos taurėje ir tu turi galimybę rinktis vieną savaitę eiti stebėti Europos taurės turnyro rungtynės, kitą savaitę Čempionų lygos rungtynės. Tai iš krepšinio pusės, kas man yra aktualiausia, man tai yra grožis ir fantastika, kad šitas derbis yra. Kokia prognozė? Manau, kad rytas 3-1? 3-1 arba 3-2. 3-2. 3-2. Maksimaliai. Aš žinok, jeigu man dabar Uniclub Casino Betting, kurie favoritas laiko rytą, pasakytų, už ką tu dėdė, aš dedu, kad rytas laimi 3-0. Bet aš kai man nereikia dėti, aš sakau, kad rytas laimi 3-1. Pasakysiu kodėl. 3-1 ir netgi 3-0, nemanau, kad bus 3-0, nes tikrai yra... Nes visus mačus namie žais rytas. Tebūnė visus namie žaidžia, tegul žaidžia namie, bet ambicijų Vilkai tikrai turi, kas neramina, tai vėl priekinė linija, Bruksas. Būtent, tai yra vienas iš mano rimtų argumentų. Tai vienas dalykas. Mekovulų, kuris paskutinėse rungtynėse. Aš manau, kad jis turi problemų su sveikata. Aš manau, kad jisai nėra 100% pasiruošęs. Reikia pasidomėti šito, bet aš darau prielaidą. Jisai buvo traumuotas ir vėliau, kai grįžo, jis nežaidžia daugiau 15 minučių. Jo laikas labai apribotas. Net dabar, kai komanda neturi centro kito, jisai žaidžia 14 minučių žaidė. Nes tarkim, pasižiūrėkim, iki traumos jis turėjo daugiau rungtynių, daugiau vidurkio minučių, tarkim, žaisdavo ir po 22, 20, prieš rytą 25, prieš Žalgirį 26 ir panašiai. Iki traumos jisai turėjo tikrai nemažai minučių. Dabar jo minučių vidurkis stipriai krito. Aš tai siejau tik tai su kažkokios sveikatos problemu. Ir nėra laiko, kada pasveikti, pagyti. Tai manau, kad šitas dominavimas ryto ties po krepšių, sakykime, per priekinę liniją gali būti vienas iš kertinių, nes gynėjų dvikovos bus labai įdomios ir matom, kiek interviu tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės žaidėjų yra tikrai noras įrodyti ne tik, kad kas Vilniui, bet aplamai Vilkų organizacijai patekimas į finalą būtų, manau, kad vis pakankamai net greitas. Pirmi metai Vilniui, sakykime taip, klubas 2 metai ir patekimas į finalą būtų labai didelis pasiekimas. Rytui taip pat reikia ir sveikintinas ėjimas, kad Radzevičių prasitęsė. Tai yra geras tonas, kad klubas tęsia savo nusibrėžtą liniją ties, sakykime, lyderiais komandos, ypač kalbant apie lietuvius žaidėjus. Tai manau, kad šita dvikova bus ne tik svarbi krepšinio ir sportinė prasme, bet ir politinė prasme. Nes ant kortos yra pastatyta pakankamai daug. Šiaip su Žibėnu mėgdavo pratęsti, atsimenam, pernai pratęsti dar prieš lemiamas KMT ketvirtfinalio rungtynės su Nevėžiu, kai po pirmų buvo ten minuso. Dabar Žibėnas nepratęstas, pratęstas Radzevičius, akivaizdu, kad Žibėno likimas bus nuspręstas taip, kaip pasibaigs pusfinalis. Akivaizdu, čia net nereikia. Dėl Žibėno... Aš nemanau, kad Žibėno likimas kabo ar laimės LKL. Ne LKL, bet ar prasitęs Žibėną ten laimė dėl patekimo į finalą.
Rytas yra favoritai patekti į finalą. Tai juolab. Juolab. Tai ir dabar, jau sakau, aš tą visą esu praėjęs, matau, kad užkulisiuose eina ten kalbos ir viskas, aišku, iš kur tos žinutės tokios eina, kad jau Rytas domisi, kuom pakeisti Žibėną, kas gali būti kandidatai. Nu, čia yra fucking absurdas. Jūs ruošitės lemiamam kovom, jūs ruošitės Vilniaus derbiui. derbiui. Kad Gudelio botai padirbėjo? Klausyk, ne pirmas kartas. Ir toliau. Grįžtant, norėjau paliesti Dainiaus Adomaičio temą. Jo, bet pala, prieisim prie Adomaičio. Bet tu pasakyk, apie kokias pavardės kalba eina? Apie Kazį Maksvytį? Taip, Kazys Maksvytis, vienas iš kandidatų atsidurti Ryte. Negaliu tiksliai vardinti užsienietį trenerį, kuriuom domisi, bet žinau, kad buvo kalbama ir gal su pačiu treneriu, bet bent jau su agentais buvo su agentu susisieta. Kokia tautybė? Serbas? Graikas? Vokietis? Nu? Pažiūrim, žiūrėk, bus kur kas daugiau aiškumo po šitos pusfinalio serijos. Nu, blemba, tu čia šiandien pažiūrėjai. Ir visų pirma, gerbkite trenerį, kuris laimėjo jum čempionų titulą. Tikrai puikus trenerių štabas, sakau, man didžiausios simpatijos yra ir Dedas, specialistas iš Graikijos, Gustas, kuris Moskoliūnas, kuris tikrai daro puikų darbą ir kiek domisi ir tikrai manau, kad svarus indėlis. Tai leiskit jiem dirbti ir fokusuotis ir nedaryti visokio ten to brudelio aplinkui, fokusuotis į pusfinalio rungtynės, kurios, sakau, yra labai labai svarbios. Tai va, dar dėl Tayloro ten kalba, kad reikia pažiūrėti, kas su ta galva, ten matėm, kad buvo prakirsta. Labai gerai pasakė Grajauskas, sako, kaip iš fronto atrodo, kur grįžo apibintuota galva, tai neaišku, kas ten yra, Brukso nėra, tai teks to tokio mažesnio 5 minutės. Na, Vulsai neturi atsvaros Echodui, čia yra akivaizdu, tai yra bus faktorius. Perimetre nematau, kad Rytas turėtų kažkokį atsilikimą, turėtų kažkokį silpnumą. Fosteris, Normantas, gerai turi Sulaimoną, turi Vulsai, turi Žemaitis kaip lietuviškas oras, vėlgi sakė Grajauskas, kad vieną dieną gali būti -10, kitą dieną saulė šviečia +10. Tai vat paskutinėse rungtynėse serijos Žemaitis 6 tritaškai ir tapo visiškai X faktorium, kuris ir nulėmė. 6 atkovoti kamuoliai ir jo labai solidus žaidimas ir užtikrintas. Ten nežinau, kodėl prieš jį buvo einama per apačią. Nes iki tol nepataikė. Bet nežinau šitas žaidėjas, bet gerai, Eigirdas Žukauskas. Bet procentas sezoninį 40. Tai kaip tu galėjai, suskaičiuok kaip tu nori. Taip, antrose rungtynėse jis išvis nei vieno tritaško nemetė, pirmuose 2 iš 6 pataikė prieš Neptūną. Tai man tas irgi įimas per apačią buvo keistas, bet aš kitaip nesuprantu, turbūt galvoja, kad nepataikės. Jau, tai tu galvoji ir tau suvaro 6-6 lemiamose rungtynėse. Kalakutas galvoja, kol podą papuolė, ne? Bet manau, kad nereikėtų kažkom tai ten apiberti kažkokiais, nežinau, blogai žodžiais Neptūną. Neptūnas išspaudė maksimumą, yra geras sezonas ir vienintelis dalykas, kaip aš sakau, dar jeigu būtų žygis buvęs šitose rungtynėse, manau, kad kuris yra... Kamuolį žaidimo labai struko. Taip, tai yra vienas svarbiausių žaidėjų. Jis yra tas variklis ir kartais jis perlaiko tą kamuolį, bet vis tiek nuo jo vadovavimo labai daug kas priklauso. Bet šiaip Neptūnas su tais lietuviais, tai yra turbūt didžiausia, kaip pasakyti, didžiausia nusivylimą su legionieriais turinti komanda, kuris siekia aukštesnių tikslų, sakykim taip. Tai, bet lietuviai labai solidus ir Ąžuolas Tubelis, noriu dar grįžti prie Ąžuolo Tubelio, būtent šitose rungtynėse. Nustokit šmalti šūdą, atsiprašant, pirmą kartą turbūt eterį taip negražiai pasakiau, kad Ąžuolas Tubelis tampa nešvarus žaidėjas. Koks nešvarus? Apie ką jūs kalbat? Kad atkrintamųjų serijoje kažkas truputį parodė daugiau fiziškumo, kad jis užšoko ant Žagaro, kuris po traumos, bet jis užšoko, jis anksčiau pašoko ir nusileido ant jo, nei ten kažką tai specialiai ten kažkur tai darant, kad taip
rankos mostas ten galbūt ir galėjo skirti nesportinę pražangą, kai jis Solkūnę pataikė, bet tai eilė žaidybinių elementų. Ir Ąžuolas, tikrai, kad būtų nešvarus kažkoks žaidėjas, šitą jaunolį Amerikos atsivežęs, tokių įdomesnių. Šitą jaunolį pažįstu nuo vaikystės. Tai jis geras vyras, bet nebūtinai geras, tai žinai, Jonas Mačiulis irgi geras vyras, bet žinai, ten mėgdavo pasižnaibyti panašiai. Tai žaidimas žaidimų, žinai, bet tarkim, vienas epizodas, kur netgi rungtynių metu man labiausiai patiko, kaip Zavackas parodė, buvo epizodas, kai bėgo Tubelis, stumtelėjo Tarmanas atgal ir pražanga Tarmanui. Ir Tubelis žvengė, ten jau buvo viskas aišku. Ir tuo metu Zavackas per telefoną parodo pakartojimą Nedui, tas pradeda juoktis. Kad flopas. Taip, ten buvo visiškas flopas. Pirmiausia, jis pats pirmas inicijavo kontaktą, tada gavo atgal, tada gavo baudą. Tarmanas ten vienu metu irgi buvo pametęs galvą, pradėjo ten stumdyti, bet tai čia yra, palaukit, kodėl jūs Tubelį žiūrit iš tos pusės? Aš tai žiūriu iš kitos pusės. Jis prigavo kažkokį begalvį, kuris, aš nekartą sakiau, atkreipkite dėmesį į Tarmaną. Potencialiai tai yra tikrai didelis talentas. Tai yra geras pirkinys, bet jam su galva yra, su jo kūno kalba. Ir geriausia, tai apibendrina Salamono, netgi įkištas pirštas šiutiniai veidą. Matei šitą situaciją? Taip, ten labai geras. Klausyk, tu vyrutį, ką tu darai, žiūrėk, 4 pražangos ir panašiai. Buvo bonusai, ja. Bonusai. Tai vadinasi, jis, kad begalvis yra ir kad potencialiai tikrai stiprus ir geras žaidėjas ir su juo reikia dirbti, jį reikia edukuoti, mokinti ir jis gali būti wow žaidėjas. Bet kodėl žiūrit, kad šitas flopina Ąžuolas ir kaip iš čia? Ne, tai jis prigavo. Tai jeigu tu gali pasirinkti kažkokią auką ir prigauti, tu ją prigauni. Ir prigavo ir tai yra komplimentai Ąžuolui, kad jis tik tais galbūt nereikia ten šipsotės į veidą ir panašiai, nes tada teisėjai, kurie šitose rungtynėse, man patiko ta situacija, kur buvo ale susistumdymas, man nieko nėra baisiau, kai teisėjai pradeda dalintis į kairę į dešinę tas techninės, kada kažkas priejo vienas kitam. Kai Tarmanas stumtelėjo. Tai ką ten stumtelė? Paliko šitą situaciją va tokią. Taigi paleisk, tai yra krepšinio grožis. Ir fanam, ir mums stebintiems ten, kas kas žiūrėjo per televiziją. Tai nieko nebuvo. Nebuvo nieko nesportiško, kad ten stumtelėjo, kad kažkas kažką pasakė. Man labai patiko, kad šitoj situacijai teisėjai nepradėjo dalintas techninės pražangas ir tenais bausti ir tą. Tegul skaito žaidimą. O kad Tarmaną prigavo Tubelis su to flopu. Bet labai geras jo tas epizodas, kai Tarmanas subaudoja ir Sulaimonas ir jie ten toks konfliktėlis įsiplėskė maždaug. Sulaimonas sako, ką tu darai, tas kažkas sako, taigi nenorėjau duoti lengvų taškų ar kažką tenai. Ten toksai nemažas konfliktėlis toks, bet ten nieko rimto. Ir po to matėsi, ką tu man čia aiškini, bet, sakau, Salomonas saliamoniškai turbūt pasielgė. Tai jisai protingas vyras. Viskas gerai, žinai, patyręs žaidėjas, protingas vyras, jisai teisingai pasakė komandos draugui, kad nereikia bauduoti, bet tas pasiteisino, kad nenorėjo lengvų taškų atiduoti ir viskas, ir čia, žinai, čia. Taip, tai tokia buvo ta serija ir Neptūnas trijulė gali iširti Neptūno veteranų. Įdomu, apie ką Janavičius, Gailius, Girdžiūnas, įdomu, ko čia gali nelikti. Labai įdomus aspektas, kas čia gali būti. Gal Gailius karjerą baigs, bet nemanau. Nemanau, kad jam, ar tu juokauji, dar žaisti. Bet ir Žygis. Ir Žygiui žaisti ir tam pačiam Girdžiūnui dar žaisti. Ir aš manau, kad organizacija ir tuo labiau, kad mes matom pasikeitus treneriui, veteranai duoda tikrai daug naudos. Nes iš jų daugiau reikalaujama ir jie daro. Bet jie padaro. Taip. Tai kol jie padaro ir jeigu tu gali susitarti dėl kainos ir kokybės santykio, tai manau, kad nenustepčiau, kad jie visi trys liks ir plus yra tikrai Klaipėdos krašto patriotai ir nežinau, manau, kad jie tikrai liks. Aš tik dar norėjau tokį vieną krepšinio psichologinį momentą įskirti. Kaip būna, kai komanda eina kortą, kaip gali sužaisti bet kuris žaidėjas. Ana mače, Niukerkas, Kamperydis, super žaidėjai. Dabar kortą neina. Sargiūnas. Traukia. Viskas. Jo, bet aš tiesiog apie Niukerką ir Kamperydį norėjau. Komandai sunku, reikia, kad kažkas patrauktų. Niukerkas -3, Kamperydis 1 balas, 4 taškai per abu. Visiškai nuliniai žaidėjai. Tokie, kokie ir yra šitam Neptūne. Taip pat 2 taškai. Tai aš sakau, tai labiausiai iš
kovojančių Taip. dėl top pozicijų komandų, labiausiai nuvilintis legionieriai tai buvo Klaipėdai. Taip. Prie tų lietuvių, jeigu būtų buvę dar... Maronka, pavyzdžiui, toks talentas, bet aš nieko nepamačiau, jokio progreso. Visą sezoną mes kalbėjom, kad talentas, manau, aš sezono pradžioj sakiau, kad potencialiai šitas žaidėjas, wow, galėtų būti, bet metai iš šiukšlių dėžę. Taip, visiškai jokio progreso. Ir taip, reikės tų permainų, Vovoras lieka dirbti, tai pažiūrėsim, kokiu jisai prisivėlio žaidėjų, kas kaip bus, bet akivaizdu, kad Niukirko Kamperydžio tikrai nebereikia komandai. Atsakau, o Sargiūnas turi kontraktą. Lambrechto, kuris gauna tikrai pakankamai didelius pinigus, tušės. Lambrechtas, jisai toksai, gal kai Tubelio nebeliks, kas yra faktas, gal jam pagrindinio 4 numerio geriau būtų. Vėl nežino, čia jau kokia vizija bus, bet Sargiūnas tikrai labai geras pasirodymas paskutinė mače. Serijos tikrai patraukė ir gerų metimų, ir sunkių pataikė, tos lyderio savybės matėsi, padarė tą žingsnelį į priekį, kai mato, kad tikrai reikia, kai daug kas nusimetinėjo kamuolį, dėjo krūmus, Sargiūnas nebijojo imtis, charakteris labai geras ir sakau. Superinis charakteris. Kūno kalba, matei, kaip jis eina į kontaktą su varžovais, drąsiai bendrauja, atsakinėja 10 balų. Taip, ir norėtus, kad jis liktų Klaipėdai dar vienam sezonui. Tubelio nebebus. Aišku, bus kitų žaidėjų, gal veteranai tie patys lieka, bet aš norėčiau, kad Sargiūnas dar vieną sezoną Neptūne sužaistų. Būtų stabiliai geras žaidėjas, nes šį sezoną buvo tokių pakilimų nuopolių, parodytų ir tada gali kilti tą aukštesnį lygį. Sakyčiau, kad kadangi kontraktas yra, dar vieną sezoną, nebent ten kažkas išpirks, nežinau, Lietkabelis ateis ar ten, nežinau, dar kažkas. Tai, bet šiaip, jeigu Neptūnas įsaugotų Sargiūną, būtų labai didelis laimėjimas. Tai ką, LKL tiek, antradienį prasideda pusfinalio serijos, trumpai dar apie Radzevičių užsiminėm, ten nieko daugiau nėra ką pasakyti, pratęsiu kontraktą. Įdomiausia buvo, ką paserviravo mums Rokas Pakėnas iš 15 minučių, kad Dainius Adomaitis iki 26 metų lieka Japonijoje ir dar su juo išvyksta Žalgirio štabe dirbantis Evaldas Beržininkaitis, kuris taps jo asistentu ir pakeis Uvi Helmanį, kuris dirbo su Dainumi pastaruosius metus. Ar tave nustebino, kad Adomaitis lieka, manęs nenustebino? Aš mes žiūrime europietiškai. Tarkim, komanda šį kartą patyrė, fiasko tokį, pralaimėjo ketvirtfinalį Rūkių salų komandai, bet japonai, tu matai, kad Adomaitis labai mylimas to organizacijų, labai solidus žmogus pats į savęs yra, jisai moka, moka save parduoti, moka save įtikinti. Taip, yra geras specialistas, moka, žino, ką reikia pasakyti, žino, kaip reikia elgtis, žino, kam reikia ranką paspausti, žino, kam reikia pasišypsoti ir panašiai. Tai japonai tokie žmonės, kur man labai gerai, kad jie mato, kad šitas treneris tikrai gali padaryti, čia kažkur nepasisekė, gal kažkas nesužaidė, mes atidžiai nesekam tų legionierių, kaip ten kas, kaip gal Japono kažkokio nepavyko nusipirkti, kas ten labai svarbu, nes limitas yra. Yra kažkokių aplinkybių, kur nenurašo visko ant trenerio ir Adomaitis lieka dirbti iki 26 metų. Tai labai gerai, turbūt, nežinau, Adomaičiui. Reikia džiaugtis, kad lietuvių treneriai, ypač tokioj lygoj kaip Japonijos lyga, kur labai sudėtinga patekti, aplamai, ne tik dėl gerų kontraktų, bet ta pati organizacija. Manau, kad organizacija Alvarko turbūt galima prilyginti pagal salę, pagal mediciną, pagal viską NBA klubam. Tai aukščiausio lygio organizacija, tam visos yra galimybės, o dėl rezultato, taip, gal su legionieriais nebuvo pataikyta, gal, kaip tu paminėjai, galbūt trūko geresnių vietinių žaidėjų. Ir šitas pasitikėjimas yra tikrai labai sveikintinas ir reikia džiaugtis, kad Lietuvos krepšinio specialistai, o mes jų neturim daug, dirba tikrai. Ir aš manau, kad Japonijos tą lygą galima vis tiek priskirti prie tikrai aukštai kotiruojamų lygų. Dar reikia pabrėžti, lygų. kad Japonijos lyga tik tai stiprės. Šią vasarą dar daugiau pinigų,
dar daugiau galimybių įsigyti gerų žaidėjus. Jau dabar rinkoje girdisi, kad japonų komandos labai stipriai darys įtaką europietiškai rinkai, nes kai kurie žaidėjai, kurie tarkim nėra Eurolygos, bet yra tarkim Europos taurės čempionų lygos žaidėjai, jie palauks iš Japonų, nes tos komandos Japonijoje galės jie mokėti daugiau pinigų negu tos komandos, kur žaidžia Europos taurė. Tai nekalbam apie tas turtingiausias, bet tas Evorai čia, ne? Tai netgi Japonijos antrojo lygoje pakankamai yra aukšti, solidus kontraktai ir žaidėjai, kurie nuvažiuoja į Japonijos antrą lygą ir treneriai netgi, man atrodo, Australijos rinktinės treneris pradėjo net nuo 3 ar dabar bijau pameluoti, ant 3 ar 2 Japonijos lygos ir po to pakilo iki aukščiausios lygos. Tai, sakau, tos spekulacijos, kurios buvo kalbama, kad Dainius Adomaitis galbūt papildys Vilkus. Nu, čia ne spekulacijos, čia tiesiog tokie pasvarstymai. Nu. Logiškas ėjimas. Logiškai būtų. Nes ir tam pačiam Dainiui turbūt pagal... Ir jie būtų galėję pasiūlyti pakankamai gerą ir solidų atlyginimą treneriui. Ir ambicijos, dirbant, pavyzdžiui, kokiuose Vilkuose, žinant, kokie niuansai buvo su Rytu, nors neaišku, kokie niuansai, kaip aš sakau, dulkina tave pilietis, o paskui tu jam ranką susitikęs spaudė. Va čia tai yra geriausias bairis. Tokių pavyzdžių mes turim, kur gaudavo žinutės ir po to sakau. Bet manau, kad nereikėtų į tas lankas čia eiti. Tai bravo. Pasilikti dar 2 metam Japonijos lygoje, tai yra fantastika. Jo, lyga stiprėja, pinigų daugėja, realiai įrankius galės turėti vis geresnius. Manau, kad ir Gudaitis liks, kuris turi pliusų kontrakte. Evaldas Beržininkaitis išvyksta, tai šitas mane nustebino, iš esmės, ar ne? Bet man atrodo, kad yra toks aspektas, kad Beržininkaitis Žalgirio organizacija nebuvo iki galo įvertintas taip, kaip nusipelnė. Nu, man taip atrodo, žinai. Tarkim, aš pamenu istoriją, kai Šileris atsisakė jo paslaugų ir jis nuėjo į Jonavą ir tuo metu, žinai, visi galvoja, nu tai čia tas Beržininkaitis, ten, žinai, ten su alga, viską. Tada, kai tik tai pradėjo šikna degti, neliko Šilerių iš karto, Beržininkaitis susigrąžino visą kitą. Ir man atrodo, kad kažkur yra tokių neįvertinimų, nes aš suprantu, Trinkėrį atvažiavo, pasikvietė Menėti. Ir manau, pasikvies dar kažkokią asistentą pamatysim. Aš galvoju, kad ne. Aš galvoju, kad taip įliks Sabonis, Menėti ir Krapikas. Tik tai įdomu, kas skautingą darys. Gal Menėti darys? Aš manau, kad trenerių štabe bus jaunesnių. Pavyzdžiui, vėl pabandysiu spėti. Galbūt laikas pasikviesti Žalgirio nacionaliniai lygai žaidžiantį trenerį, kuriam duotum galimybę augti. Šležą? Ne, Šležas yra asistentas. No. Tu manai apie Pliaugą? Pliaugą, taip, apie Pliaugą. Šležas yra asistentas. Bet gal Pliauga labai gerai su jaunimu dirba, kam keltai viršų? Nu, manau, kad kaip ten yra posakis, prastas kareivis, kuris nenorėtų tapti generolu. Tai gal jis ir norėtų, bet organizacija kaip... Jo, čia, žinai, yra visokių. Palauk, kodėl negalima, žiūrėk, yra labai paprasti sprendimai. Dabar Gediminas Navickas, labai lojalus Žalgirio organizacijos žmogus, eilę metų ir žaidęs, ir dirbęs, ir augęs kartu su ta organizacija. Ir matom tą augimą ir tikrai bravo, kad gavo šitą darbą ir postą pagrindiniai Žalgirio komandai. Ir manau, kad kodėl neparodžius pavyzdį, kad ir jaunimo treneriai turi galimybę užsikabinti už pagrindinės komandas. Kaip Masiulis buvo. Vienas geras pavyzdys. Ir manau, kad nenustepčiau, jeigu Pliauga atsidurtų Žalgirio pagrindiniai komandai. Tai va, tai toks įdomesnis, tai sakau, Beržininkaičių, tai aišku, čia akivaizdu yra labai gera rolė pagaliau iš to tik tai skauto neišlipti, kad čia jau bus rimtas pagalbininkas, bus turbūt dešinioji ranka Adomaičių, ten matom, kad labai daug tų japonų asistentų yra, kurie labai reikalingi ir dėl vertėjavimo, ir dėl niuansų ir visa kita, jie ten turi būti ir jų reikia, viskas tvarkoja. Tai kai tau leidžia pasirinkti vieną savo atsivežti, tai akivaizdu, kad tai bus tavo tas ir bičiulis už aikštės ribų, ir tavo pagrindinis... Ir dar vienas komplimentas, kad lietuvis treneris traukia savus. Taip, čia labai gerai.
Ten, kai Helmanis buvo, taip žinai, Bet Helmanis yra tikrai Senas draugas, bičiulis. senas bičiulis, senas, kaip pasakyti, sąjungininkas. sąjungas ir karys, su kuriuo nebaisuoji turbūt į karą ir čia viskas yra suprantama. Ir dabar atsirado galimybė pasikviesti lietuvį, bravo. Viskas turbūt tiek viešai daliai apie Eurolygos finalinį ketvirtą, 5 kėlinį ketvirtadienį. Ten įsamiau apie viską iš eilės pakalbėsim, paprognozuosim. Dabar čia aptarėm tas temas, kurias reikia, dabar keliaukim į rėmėjo dalį. Pakalbėsim apie Lietuvos rinktinę. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Iki. Iki malonaus. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.